varžybos buvo apylygės iš tikrųjų, užsidėjom rezultatą, nes turėjom priekinę liniją, gal svorio kategorija buvo net tiesiog ir tiek jie jauni, perspektyvūs. Manau, kitais metais jie geriau pasirodys. Kaip manai, kada rungtynininkas lūžis? Gal sakyčiau, visas varžybos gal ir nebuvo to lūžio tokio, tiesiog žaidėm kiek galėjom man asmeniškai, tai jau ne pirmos varžybos įtemptas grafikas, nepataikiau metimų. Gerai komanda iš tikrųjų krito, tritaškiai ir šiaip nėra blogi Kadžio žaidėjai, tiesiog dar jauni. Nors antram rate tam bei divizione vadinama, dar manau mes pasikaposim, kaip sakoma. Pergalė prieš Kadžio komandą, ką reiškia tretui šiandien? Na, kaip pasakyti, manau, tiesiog pakylėjo šiek tiek ir tiek. Konkurentai mūsų pagrindiniai kaip ir Hidrasas yra, jie irgi taip pat laimėję. Antram rate, manau, viskas paaiškės, kas kaip. Ar prieš antrąjį ratą ketinas stiprintis sudėti? Ne, nemanau. Gal kitą tik sezoną atkris, manau, vieni kiti gal žaidėjai, gal vieni negalės. Dabar irgi ne visi susirenkam. Pažiūrėsim, kaip bus ateityje. Pirmus du kėlinius žaidėm, stengiamės. Kažkas gavosi, kažkas ne, bet žaidėm. Antroji pusė rungtynių šiek tiek kažkas ar gal tos techninės, gal tiesiog sunku žaisti su vyrais, vis tiek stumdytis, gal pražangų prisirinko pagrindiniai žaidėjai. Tas išmušė labai šviežių ir to pasiekojo rezultatas prastesnis. Bet sakau, du kėliniai tenkino, o paskui prašiau. Kas įvyko po tų dviejų kėlinių? Kodėl pablogėjo žaidimas? Kaip minėjau, pagrindiniai žaidėjai gavo pražangas, kas ketvirtą, kas trečią, labai pavojinga riba tokia buvo. Išėjo jauni žaidėjai, kurie gal pasimetę šiek tiek buvo ir dėl to išsimušė iš ritmo visas žaidimas. Kelios pražangos, net kovoti kamuoliai. Iš tikrųjų sunku tiem vaikams žaisti ir jie gal psichologiškai nusimušė iš tikrųjų. Pasakykit, kada įvyko tas rungtynių lūžis, kada dar buvo galima galvoti apie pergalę ir vis tik jau tada paleido pilnai varžovus, kaip manote dar? Kai trečio kėlinio pradžioj 35 numeris pataikė 2 tritaškius. Mes buvom, sakau, pabaigėm tikrai gražių dėjimų, pabaigoj, antram kėlinį užsivedę, buvom viskas gerai ir šiek tiek koregavom gynybą ir pabaigoj gal tai ir mano klaida. Prasileidom tos 2 tritaškius iš kampo ir to pasiekojo rezultatas išaugo ir paskui jau buvo sunku kovoti. Buvo galima pasisemti šių varžybų, kokių gerų dalykų? Kovingumo, žaidimo, visų eilinių dalykų, kas reikalinga krepšinyje. Ir visa tai yra naudinga ir mes ruošiamės pietvakarių diviziono čempionatui, kur žaisim su savo amžiaus maždaug krepšininkais. Ten, manau, bus naudinga pasistumti su vyrais, bus patirtis naudinga. Tai taip, kad mums tai yra neįkainomi dalykai žaisti prieš vyrus, kurie žino, kaip atsistot, žino, kur pastumt, žino, kaip atsistot, žino, kaip sužaisti protingiau ir mes iš to mokomės. Na tai Lukai, sakykit, gan rezultatyvus rungtynės ir ko pritrūko šiandien, kad galėtumėt pasipriešinti labiau kolegijai? Tai pritrūko labiausia mūsų komandos lyderio Dovydo, kuris susitraumavo. Kokia jo situacija? Tik vakar patyrė traumą, tai dar neaišku kaip, bet sako, lyg ir gerėja. Taip pat irgi dar 2 žaidėjai su traumom, tai kaip ir trūksta tų. Kokios tai buvo rungtynės šios? Manau, kad gynyba labai prasta buvo, varžovų greitas puolimas ir tai lėmė jų pergalę. O sakykit, kodėl nuo pat pirmųjų rungtynių minučių nepavyko sustabdyti kolegijos, vadinkim, uraganinio puolimo? Nežinau, nebuvom tam pasiruošę, kad bus toks greitas puolimas, jų labiau pratę prie lėtesnio. O kas labiausiai nustebino šiandienos varžybose iš kolegijos komandos pusės? Tai nežinau, tai ir pas juos 3 pagrindiniai žaidėjai, kurie veda tą komandą, mes tai žinojom, bet jų sustabdyti nepavyko ir tai lėmė varžovų pergalę. Kaip manai, kaip toli kolegija gali eiti apskritai su tokiu žaidimu? Jei tokiu kaip šiandien, tai manau į aukštesnį divizioną tikrai papuls. Ir tenai, nežinau, jau negaliu spręsti toliau nieko.
Na, tai Tomai, sveikinimai su pergalė ir sakyk, 120 taškų NBA stiliaus toks jūsų puolimas šiandien buvo ir sakyk, kas lėmė tokį gerą pataikymą šiandien? Ačiū. Pataikymą lėmė matyti varžovo gynybas. Kai sako, krepšinė žaidė taip, kaip leidžia varžovas. Tai šiandien taip ir žaidėm, nors galėčiau pabrėžti, kad ir įmetėm daug, praleidom irgi daug ir tai nedžiugina mūsų. Hitraso komandas, sakykit, kaip ruošitės prieš šią komandą kovoti? Tikrai nesiruošėm, čia nėra ką meluoti, tiesiog susirinkom ir žaidėm. Su visą deramą pagarbą varžovui mes tikėjomės laimėti, o išėjom ir žaidėm. Mūsų tikslas, kaip visada, yra, kad įsitraukti į žaidimą tie žmonės, kurie mažiau gauna žaisti studentų lygoje ir mes stengiamės tą įvykdyti. O sakyk, Tomai, čia gal labiau trenerių tiktų klausimas, bet užduosiu į tau. Trenerio sprendimas rungtynių pabaigoje, kuomet milžiniškas skirtumas tarp komandų turi omeny rezultatą ir vis tiek laikoma pagrindinės sritis ir neleidžiama tiem jauniem žaidėjams labiau pasireikšti. Tai kas, jeigu aš nuo savęs pasakyti, tai taip, galbūt ir nėra gražu, tai kai mes pagalė tikrai buvo keli žaidėjai, bet vėlgi galima išvelgti kitą dalyką, kad tikrai pas mus buvo šį kartą, kitas žmogus treniravo, esmė buvo rotacijos tai, kad nuolatos kas kažkokį laiką buvo rotuojami žaidėjai ir tai tikrai ketvirtam kėliny tai lygiai taip pat buvo, nes buvo eita kalba, kad įmesti 5 naujus šviežių žaidėjus į aikštę, jiem bus tiesiog sunku, tai buvo paliekama porą tų, kaip nežinau, starto 5 žaidėjų ir tos keliais bandoma integruoti. Tai tikrai buvo rotacija ir, aišku, aš suprantu varžovo pyktį, bet visada reikia pasverti abi pusės. Mes šiandien šį kartą taip pasielgiam, kitą kartą galbūt pasimokinsim, elgsimės kitaip. Dar, sakyk, pabaigai toks klausimėlis. Kolegijos komanda iš pradžių, galbūt niekas nesitikėjo, kad taip gerai pradės šį čempionatą, tačiau kas patirtas kiekvienas pralaimėjimas, pakankamai sėkmingai rungtyniaujate ir šiuo metu esate pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Sakykit, patiems jums toks rezultatas buvo netikėtas, ar jūs galbūt kitaip įsivaizdavot visą pradžią? Nežinau, aš kažkaip už komandą labai kalbėti nenoriu, o kas liečia mane, tai kai būni pirmas visada tai džiugina, bet tai tik sezonas, visi žinom, kad bus kažkokios atkrentamos ar dar toliau. Ir plus, manau, tai mūsų esamoji vieta susideda iš to, kad mums tvarka iš tikrųjų toks sukrito. Mes žaidėm su vienais stipriais varžovais, bet yra abidvi Liudvinavo komandos, kurios tikrai yra stiprios ir kai sužaisim bent jau visi su kiekviena, tada galėsim kažką spręsti, kokios yra pozicijos. O mūsų, nežinau, kažkokie tikslai, tai mes einame ir žaidžiame. Tikrai neplanuojame pralaimėti kažkurių varžybų.